Tiesiog mes įradome tarp neprašytų. Jau čia antras yra egzempliorius ir čia yra jisai geresnis. Aš jums siunčiau, ten turi numeriai būti. Taip, ir tas įdomu, ar atitinka ar ne? Taip, yra tas pats, tik kitas egzempliorius, tas pats numeris. Numeris tas pats. O tai, kad numeris kitas, nėra atžymų jokių? Čia tų egzempliorių gali būti 85, bet jis vis tiek turės vieną numerį. Nebent jau kažkuris bus labai ypatingai kažkuo įrištas, kažkaip kitai, bet šiaip... Toks įspūdis, kad šitas egzempliorius tai kokybiškesnis. Kitas, ne? Gali būt visai sutinku su jumis. Aš atsiprašau, ne tu atneši šitą, Sondra, ne? Aš turiu, jūs siuntėte, viskas čia aišku, galim net pasižiūrėti, aš atsiprašau, sėdžiu, čia ne tas yra, taip. Taip. Čia viskas net skiriasi šituo, bet čia yra va tas inventorius kitas. Šitas yra gerokai vėliau. Jisai, aišku, arba iš kito fondo atkeliavo, RC122, o čia žiūrėkit, prašom. Čia irgi RC22, tik tai 2 parašyta, tai reiškia kitas egzempliorius. Taip. Tai reiškia geresnis, nes aš paskaičiau. Kai jūs vartėte, aš jau matau, kad jau čia kitaip yra. Nes mes buvom pasiruošę, kad čia bus blogai, kur ta bloga vieta. Ir neradome, ne? Tai labai šaunu. Tai va, tai dabar aš tiesiog nežinau, jūs dar turite pusę valandos, tai ar pas mus pasižiūrėti, ar pasivaikščiosite? Žinoma. Čia pažiūrėti parodą mūsų ir palaukti. Direkcija yra 3. Tai aš šitą jums atiduodu 3. aukšte. Jūs mus nelydėsite? Aš nelydėsiu, kadangi 1 valandą turiu grupę svečių, tai truputėlį nelydėsiu. Gerai, ačiū. Tai tada lauksime kažkokių žinių, šiaip padarys, nežinau, kai padaro į kompaktinį diską, ir turbūt įsiunčia, kad jums nebereikėtų važinėti. Gal tik tai ilgai keliautų tas kompaktas. Tai mes susikontaktuosim, kaip padaryti. Ar kas nors užvažiuos mūsų? Gerai, atsiųskit kokį jauną aviatorių. Tai jis atskris pas jūs? Tai labai šaunu. Dar mus praskraidinsi tokį balioną. Gerai. Na, aš vis tiek sužinosiu, tiesiog nuomonę direkcijos sekretorė turbūt paskambins ir tada viską. Aš manau, kad gal jums ir viršelį reikia nuskenuoti. Tai tada, taip. Nes labai gražiai įrištas. Aš, Andrelė, atsiprašau, tu atneši. Čia kitas egzempliorius prastesnis, ar ne? Restauruotas. Kitas ir restauruotas dar. Tai čia jums ką gražiausio, tą ir ištraukėme. Matot, kokie mes nesavanaudiški. Tai mes ir žinojom šitą. Jautėte, ne, kad tai bus? Čia mūsų idėja, tai žinot, buvo tokia. Prieš daug metų, 70-ais, buvo tokia visiškai knygelė išleista, jūs gal irgi turite. Первый аэронавт Lietuvai. Tai čia irgi mokslo akademija, paskui toks Jurkštas, jo amžinatilsį, muzikologas, aviacijos istorikas, pasistengė, kad būtų rusų kalba publikuotas vertimas šitos knygelės, ir ten gyvenimo aprašymas ir taip toliau, ir taip toliau. Taip sakant, Sovietų Sąjungai populiarino pirmąjį mūsų aeronautą. O dabar laikai pasikeitė, dabar mes kitaip gyvenam ir dabar mes norim visam pasaulį populiarinti ją. Ir jau amerikietis toks lietuvis išvertė į anglų kalbą tą tekstą, aš esu išvertęs į lietuvių kalbą, ir belieka įdėti lenkišką originalą. Ir bus, ir yra, taip sakant, to laikmečio visa apžvalga pasaulinės aviacijos įdėta, bus jo gyvenimo aprašymas ir taip toliau. Bus tada tokia pilna knygelė. Nes šiaip juo tai tikrai domisi, bent jau va šitą tai modelį labai daug kas skenuoja, fotografuoja. O čia įdomu, žinot, ankstesniuose publikacijose, tai va šitas visas vaizdelis, tai būdavo labai kontrastiškas. Juodas fonas ir čia iš tikrųjų... Fotoaparatu labai turbūt ir buvo su... Ne foto, o kserokopiją išgauti. Tiesiog, žinot, gal skaitė, kad tai gražiau. Čia aš turiu omeny prieš karą Lietuvos laikais publikacijose. Jis irgi jau buvo minimas. Tokia istorija.